esu Vida Jadvyga Švalkutė Žilinskienė, gimusi ir užaugusi čia šitam krašte ir už šitą kraštą tiesiog galiu galvą padėti. Daugelį metų išdirbau mokytoją, į klasę visada nešdavusi kažką tai parodyti vaikam, kad jie geriau įsidėmėtų mokomąją medžiagą, turinį geriau žinotų. Nu ir kada tekdavo kalbėti apie jūrą, o geografija buvo gana plati, jau ketvirtoj klasėj, taigi pradėjau rinktis jūros eksponatus. Tam padėjo mano bendradarbė, padovanodama man vėduoklinį koralą ir tritono kriauklytę. Pamatė žmonės, kad aš jau tokį, tartum, pradedu rinkti, kas važinėjo tarybiniais metais prie Juodosios jūros, ten parsiveždavo suvenyrų, prie kitų jūrų. Taigi, irgi atidavė man, tau reikia parodyti mokyklai. Nu ir taip mano kolekcija pamažu augo. Ne tik pati naudojausi savo šituo muziejėlių rinkiniu, bet ateidavo mūsų mokyklos gamtos mokytoja. Visa tai buvo pas mane namuose, vienam kambary. Ir prasivesdavo pamokas, atvažiavo iš rajono, viena mokykla, kita mokykla ir tai sužinojęs turizmo centras paskelbė mane lankytiną vietą. Kada jau turėjau 3000, pamatė mūsų seniūnas, kuris irgi dažnai su savo svečiais būdavo pas mane, taip pat Gražutės parko direktorius buvęs, irgi nutarė, kad man reikia duoti didesnės patalpas, kad būtų labiau panašu į muziejų. Dabar jau turiu 4500 eksponatų. Viską susiskirsčiau į grupės, kada didesnis kiekis jau yra. Ir dabar mano tikslas yra mokiniams parodyti, kuo jūra mums yra naudinga, kokią turim naudą ir kokie pavojai tiko, ko reikia saugotis būnant prie jūros. Šūkis būtų mano visada lik savim, nekeisk savo kailio niekur, išlik savim, nu ir taip pat lik žmogum. Turėk ne akmenį, bet širdį savyje.